Gerą dieną, krepšinio mėgėjai, sveikinuosi su jumis iš Kauno Žalgirio arenos, kur netrukus prasidės 7bet nacionalinės krepšinio lygos rungtynės tarp Kauno Žalgirio antrosios komandos ir Klaipėdos Neptūno Akvaservis. Matas Narvilas, jeigu praėjusiame sezone jis rinkdavo po 4 taškus, atkovodavo po vieną kamuolį ir atlikdavo po pusę rezultatyvaus. Krepšys veržėsi po krepšiu, perdamas Mikalauskui ir Mikalauskas kokio metimo nerealizuoja, tiesa pats atkovoja kamuolį. Ir pelno 2 taškus. Metų startinio penketo vienintelis Nedas Montvila liko Kauno Žalgirio antrosios komandos gretose. Čia dar 2 Dovydo Butkos taškai. Matas Vaketaitis žaisdamas su 2003 metų Europos čempionais. Ten taip pat buvo viena dominuojančių jėgų. Akimas vos liečia lanką kamuolys. Čia Repšys per visą aikštelę nuo kranto iki kranto. Matas Repšys pelno savo ketvirtą. Žalgiriečiams regzti ataką, ten po Montvilos netaiklaus metimo pavyko atkovoti kamuolį ir būtent pats Nedas Montvila dabar prasiveržimas, tačiau Deividui Anužiui pelnyti taškų nepavyksta. Proga dėjimų ir Vytautas Žygas čia kyla aukštai. Tarpu žalgiriečiai į viršų ranką kėlė tik vieną kartą, Butka dar vienas jo bandymas ir šį kartą Dovydas neklysta. Krepšinis jau nebebus toks dinamiškas, koks tikrai galėtų būti, žaidžiant dviem jaunoms komandoms. Čia ieškojo kontakto, Anužis ten šypsosi. Čia Kristupas Leščiauskas ir toliau bando įveikinėti Manto Laurenčiuko gynybą, gražus prasiveržimas ir prisidengia kamuolio korpusu ir čia atakos pabaigos. Ieškomas Dovydas Butka, numestas kamuolys, Nedas Montvila, dar vienas tolimas metimas. Ir Neptūnas pataikė 11, 55% taiklumas, Žalgiris iš 10 pataikė 6, 60% taiklumas. Čia jau tik tai 5 sekundės reikia atakuoti, Laurenčiukas 3, 2 prasiveržimas ir kaip prasviesta pro Lauryno Mikalausko. Sakyti, kad Kauno Žalgirio antroji ekipa jau išsprendė čia visus klausimus ir rungtynių nugalėtojas jau niekam sarkių judesių gali eliminuoti save iš rungtynių. Čia Leščiausko tolimas metimas labai netaiklus. Gabrielius Mažika atkovoja kamuolį puolime ir tęsiasi. Ir 66-50. Taigi panašu, kad ir po 3 kėlinukų geresnės nuotaikos į pertraukėlę tarp kelyje. Per pastarąsias porą atakų atakuoja iš tolimos distancijos, nepataiko. Čia Žygas, kokį įspūdingą dėjimą dabar su mesomis čia sukraut. Ir visiškai laisvas Matas Narvilas pataiko tolimą metimą labai greitai. Šaudyti galbūt tos žaidėjus, kurie mažiau rungtyniauja, nes sezonas ilgas ir visų paslaugų reikės. Čia kaip kamuolį dabar krauna Matas Vaketaitis. Pataikyti Dovydui ir jis kartu su Nedaru Peliu yra likę vieninteliai krepšininkai žalgiriečių ekipoje, kurie nepelnė iš tolimos distancijos, nors pataikė šiandien porą tritaškių Vytautas Žygas, tačiau čia ne tik. Ir kokį dabar dėjimą atlieka Kristus. Lyg ir atrodo buvo užuomazgos dėjimui, tačiau nepavyko ten pasižymėti, o čia Tomas Zelenskis. 3 taškai, praktiškai vidurio linija, dabar jį ir padeda ir viskas. Taigi, aidi, finalinė šių rungtynių sirena, skelbianti, kad šias rungtynės rezultatų 85-72 laimi Kauno Žalgirio antroji ekipa.